Tikrai labai malonu pristatyti parodą fotografijų, fototapyba, tai ne visai fotografijos. Ši paroda, čia darbai užgimė Erasmus projekto metu, kai dalyvavo mūsų mokytojai. Buvo atvažiavęs iš Latvijos Leonidas Važnais, docentas turbūt, ne? Fotomenininkas, tiesiog menininkas ir dėstytojas, ir jisai dalinosi savo patirtimi su mokytojais, skatino jūs, tos mokytojus, tai yra ne tik fotografijos, tai buvo visų specialybių ir ne iš administracijos buvo mokytojai, kurie tapo tais menininkais, kurie galėjo savo mintis, emocijas išreikšti būtent šiuose darbuose. Tai yra tiek aiškiai įvardinami darbai, matomi tie visi objektai, kaip kur prapuola, tiesiog užgožia galbūt daugiau pats potėpis. Tai yra mišri technika, kur susijungia tiek fotografija, tiek potėpis arba akvarelės liejimas arba tiesiog netgi kaip tapybos technika atliekami įvairius darbai, tai yra toks junginys. Ir to sekoje mes matom tas pagyvintas, galbūt labiau spalvotas fotografijas, nes vis tiek yra toliau atspausdinta, ne galutinis atliktas tas veiksmas rankiniu būdu. Tai yra jungiamos kelios technikos – fotografija ir tapyba ir tuo pačiu kompiuterinė grafika. Tikrai noriu padėkoti ir Erasmus Plus programai, kurie rėmė šį projektą. Taip pat labai norėčiau padėkoti visiems dalyviams, mokytojams, kurie tapo tas porą savaičių tapo mokiniais ir galėjo pasisemti tos patirties, įvairios patirties iš Leonido. Taip pat Leonidas irgi labai skatino to kūrybiškumo, neužsisklenti savyje, o skleistis kiek galima plačiau. Tai aš manau, tai irgi labai pasimato tas savotiškumas šiuose darbuose. Ši paroda, aišku, nėra čia tas pirmasis atidarimas, jau įvyko pats projektas prieš metus, beveik ne prieš metus, čia bus nuo rugsėjo parodos. Tai prieš pusę metų, o prieš mokslo metus. Ši paroda taip pat buvo eksponuojama Riomerio universitete. Taip kad vėl mes kviečiam iš naujo peržiūrėti tos įvairius darbus, įvairias technikas, susipažinti su autoriais, paklausinėti, ką jie to norėjo išreikšti. Tai ačiū labai. Gal galėtume kelis darbus tiesiog, kuriuos jums atrodytų, daugiau pakomentuoti? Savo nuožiūrą. Aš galiu komentuoti turbūt savo darbus. Taip pat. Čia yra mano yra eksponuojami du miestai. Tai vienas yra Jeruzalė, Izraelė. Tai buvo fotografuota prieš 10-metį berods, o vėl naujai atgimsta tas darbas, kai yra įvedama tam tikra spalva. Tai yra galbūt netgi karo pradžios darbas, tai prasidėjęs karas, jis mane dar labiau tiesiog galbūt paskatino parodyti tą šventą miestą ir šiek tiek galbūt įvedu tam tikras spalvas, kurios primena tos kraupius įvykius. Tai yra. Antrasis, tai pastoviai, kur dažniausiai lyjantis, tai yra Edinburgas. Aš tą tokį stengiausi pertikti tą
škotišką oro, tokią, galbūt net tą kvapą, kai ten pastoja toks truputėlį tos drėgmės, lyg tai būtų kvapas tiek namuose, tiek visur tokio truputėlį. Ir dažnai lyjantis oras, ore, tai toks drėgmė pasijaučia ir mano šituose darbuose, kur yra jungtis. Toliau irgi matom mes kitų autorių darbus, taip pat kaip ta fotografija tam tikras simbolinės prasmes įgauna su spalvos pagalba, su tam tikrų linijų pagalba, ir tokie daugiau kaip atsiranda simboliai. Ačiū.